Jis tik pritrūkdavo sėkmės. Aišku, savų progų, bet to pelnyto įvarčio dar turėjo. Ir štai taip. Įvartis. Nasro Baucharebas vos prasidėjus antrajam kėliniui lygina rezultatus. Ir vos tik tai pradėjęs rungtynės startinėje sudėtyje iš karto pasižymi. Bet Matsunaga jo neišsaugo, čia Mačarašvilis randa Marcelo krašte, geras perdavimas į baudos aikštelę ir Baucharebas vėl smūgiuoja Lopezui. Lopezas žaidžia su Romanavičium, čia Baucharebas žais 1 prieš 1, smūgiuoja kairę koją ir Papšys gerai blokuojasi korpusu. Baucharebas ieško kam atiduoti kamuolį, pats Nasro Baucharebas nusprendžia atakuoti, čia Fabio Lopezas. Baucharebas čia kabinasi už kamuolio. Korė smūgiuoja į vartus, bet pelnė įvartį į Latvijos rinktinės vartus. Ten, jeigu teko stebėti tas rungtynes, labai išmuša kamuolį Andrė Almeida ir Stumbro kontrataka. Vėl Baucharebas spėja prie kamuolio pirmasis prancūzas. Perdavimas į baudos aikštelę, bet ten Vlagas su Panfilovu. Nepatenkintas šioje situacijoje liko ukrainietis. O čia dar vienas Stumbro išpuolis. Vėl Nazare, dar vienas jo perdavimas į baudos aikštelę ir vėl progų realizacijos. Romanovskis randa krašte Marcelo. Marcelo perduoda į baudos aikštelę ir pažiūrėsime, kaip bus šiandien apskritai Stumbrui, kuris prieš sezoną kėlė tikslus patekti tarp 4 geriausių A lygos komandų. Tokia pradžia be jokios abejonės nėra tinkama. Čia Armanavičiaus smūgis. Almeida siunčia kamuolį varžovų baudos aikštelės link. Aleksandras Korė prašoka į Baucharebas. Ir paskutinę akimirką. Ir jo sprendimo tikrai nepakeis. Geriausiu atveju užsidirbsi geltoną kortelę ir vis tiek apsisukęs eisi nuleidęs galvą. Bet tokių pusprogių tai tikrai per tas 35 beveik sužaistas minutės buvo.